1062. Tiek Kristijono Donelaičio atvaizdo karpinių, kurie Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto studentams padėjo pasiekti rekordą. Taip studentai ir dėstytojai netradiciniu būdu pažymėjo artėjantį Kristijono Donelaičio 300 gimimo metų jubiliejų. Studentai renginio metu turėjo galimybę išbandyti save ne tik kruopščiai karpant, bet ir stengiantis parinkti tinkamus žodžius užrašams ant atvirukų. Šiandien susirinkę humanitarinių mokslų fakulteto studentai turi iškirpti, turėdami šablonus, kuriuos padarė dailininkė karpinių meistrė Eglė Novogreckienė, iškirpti kuo daugiau Kristijono Donelaičio profilių, juos užklijuoti ant kito lapo, užrašyti Donelaičio eilutę, palinkėti klaipėdiečiams gerų metų kartu su Donelaičiu ir tokiu būdu pasirašę savo autorystę, jie parodys dar kartą, kad mes esam Klaipėdoje, mes gyvenam kartu su Donelaičiu, mes nepamirštam lietuvių kalbos. Rekordo siekimo mintis kilo docentui Gediminui Šimkui, o šią idėją palaikė visa literatūros katedra ir kultūros skyrius. Šiais karpiniais buvo siekiamas ne tik rekordas, bet ir norima pradžiuginti aplinkinius, padovanoti atsiminimą apie Kristijoną Donelaitį. Reikia daryti kažką viešose erdvėse, kavinėse, kad būtų jauni žmonės, kurie nieko negirdė apie Donelaitį kasdien, o mes čia fakultete viską žinom. Na, o Gediminas Šimkus sako, kad reikia kažkokias ir dovanėlės gal tiem žmonėm įteikti. Ir štai jis iš tokią idėją mums pametėjo, kad darykim karpinių konkursą. Vienas sako rekordą. Ilgai galvojom, ar pavyktų suorganizuoti tokią šventę ir štai pamažu per mėnesį mes atėjom iki šios dienos. Šis renginys svarbus studentams dėl to, kad tai puiki galimybė susivienyti, artimiau susipažinti vieniems su kitais. Taip pat renginys yra visiškai kitoks. Dalyvaujantys studentai šypsosi ir rungiasi dėl galimybės laimėti prizų. Jis labai linksmas, dalyvauja gan daug žmonių, vyksta įnirtinga kova, visi nori varžytis ir nugalėti ir gauti prizų. Ateityje planuojama įtraukti kuo daugiau studentų tam, kad būtų nešama žinia apie Kristijoną Donelaitį. Mes kiekvieno mėnesio 2014 metų 1 dieną eisim į Klaipėdą į erdves ir su Donelaičio vardu ir su tom skrajutėm. Ir aš manau, kad įtrauksim kuo daugiau studentų. Tokiu rekordo pasiekimu Klaipėdos universiteto studentai ir dėstytojai tikisi būti labiau pastebėti ir nori būti žinomi ne vien kaip studentai iš pajūrio.